naktis ant pečių, sunkesnė nei vakar. Galvoj triukšmas, bet išoriai tyla. Bandžiau pabėgti, bet grįžtu į tą patį, kur mintis suka ratus be stabdžių. Rankos dreba ne iš šalčio, o vidaus, kai spaudžia tai, ko nieks nemato. Vienas žingsnis ir vėl tas pats ratas, kur pats sau tampi ir vaistų, ir nuodų. Daktare, tu matai per mane? Ar tik dar vienas vardas eilėj? Daktare, išrašyk man ramybę, ne receptą, o tylą galvoj. Daktare, man neskaičiai ant lapo, man reikia pabėgt nuo savęs nors trumpam. Daktare, išrašyk man ramybę, nes viduj viskas dega tyliai. Ir jei yra vaistas nuo minčių, tai duok, nes pats jau nebemoku gyvent. Čia ne apie dūmus, čia apie tylą, kai bent trumpam viskas sustoja, kai galva nustoja šaukt per naktį ir gali būti be kovos su savim. Aš mačiau, kaip žmonės dingsta be garso, ne kūno, o viduj. Ir kaip tie, kurie juokiasi garsiausiai, dažniausiai slepia didžiausią triukšmą. Daktare, kiek kainuoja ramybė? Ir ar ji išvis egzistuoja? Daktare, išrašyk man ramybę, ne receptą, o tylą galvoj. Daktare, man neskaičiai ant lapo, man reikia pabėgti